Sveiki gyvi, mėlėjai Slenksčio žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis. Ir šiandien antroji Slenksčio laida. Pakalbėsime apie žurnalistiką ir kitus gyvenimo malonumus, kaip įprasta. O mūsų svečias Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Labadiena, Kęstutis. Labadiena. Na ir pradėkime nuo to, nuo ko jūs pradedate turbūt kiekvieną darbo dieną, o galbūt ir kiekvieną išeiginę dieną, tai LRT, įstatymų pataisos ir taip toliau ir panašiai. Man sunku įsivaizduoti, kad jūs pradėtumėte darbo dieną kitaip. Kokia dabar situacija? Mes kalbame su jumis trečiadienio popietę, baigėsi šiandien dar vienas darbo grupės posėdis. Darbo grupė nesubyrėjo, nors daugelis prognozavo jai tam tikrą subyrėjimą, darbo grupė veikia. Taigi, kokia dabar proceso stadija? Tai dabar išklausė grupė įvairias nuomonės, pasisakymus, pasiūlymus, ekspertų nuomonę, mokslininkų nuomonę. Ir dabar jau surinkę visus pasiūlymus teisinius, dabar eina prie tų teisinių pasiūlymų apibendrinimo. Ir tų pasiūlymų sukaupimo į vieną vietą, ta prasme, jie turėtų būti, kurie užregistruoti, sudėti į vieną dokumentą ir galėsim dėl tų visų pasiūlymų svarstyti. Ten, kur yra bendros nuomonės atitinkamuose straipsniuose LRT įstatymo tvarkoje, o ten, kur yra skiriasi, tai diskutuosim. Bet vis dėlto opozicija savo siūlymų nepateikė, žurnalistų profesionalų asociacija irgi. Ar jie dar ruošiasi jūsų žiniomis pateikti? Ar ne? Opozicija pateikė praeitą posėdį darbo grupės. Pateikė darbo grupės posėdį. Ir visi išklausė, uždavė klausimus, gana ilgai jie pristatinėjo. Tai opozicijos pasiūlymai yra. Iš profesionalų žurnalistų asociacijos, tai nors žadėjo teikti liktai mano žiniomis, bet jie nepateikė. Tai gali būti, kad ir vėliau pateiks, nes vis dėlto tas procesas darbo grupės dar vyksta. Ir neuždrausta niekam teikti pasiūlymų. Tai dabar yra berods 9 pasiūlymai, dėl kurių jau mes galėtume pradėti svarstymą. O kaip su akademinė bendruomenė, arba tiksliau su ekspertais? Yra užsakyta ekspertizė, jinai gauta yra. Bet ekspertizė tik tai vienai institucijai buvo užsakyta. Ar to pakanka jūsų manymu? Ne, kultūros komitetas opozicijos prašymo, teisėtų prašymo, 1/5 surinktų parašų statutinių prašymų pateikė Vilniaus universitetui tą užklausimą dėl ekspertinės nuomonės, bet pateikė 2 fakultetam. Tai yra teisės fakultetui ir komunikacijos fakultetui. Bet universitetas vienas. Taip, bet kadangi buvo komiteto sprendimas toks, kad teikti į 2 fakultetus, tai iš teisės fakulteto gavome. Na, o dar mes nusiuntėme, Vilniaus kultūros komitetas nusiuntėme prašymą, kad patikslinti, ar tai galima skaityti, kad tai yra ir komunikacijos fakulteto atsakymas, ar dar bus koks nors atskiras. Tai mes gavome jį ir jis yra supažindintas, su jo turiniu supažinta darbo grupės nariai. Bet komunikacijos fakultetas kaip ir tokį atsakymą atsiuntė gana įdomu, kad jie kaip ir nėra atsakingi už tas išvadas. Na, jie matyt sutinka su teisės fakulteto išvadomis ir, matyt, neturi ko pridėti. Tai galima suprasti ir taip. O sakykime, ar jums nekelia vis dėlto nuostabus toksai dalykas, kad slaptas balsavimas gali būti antikonstitucinis. Kai jisai yra atskirai tik slaptas balsavimas kalbama, jis nėra antikonstitucinis. Kai jis kažkokiam komplekse, jis gali pasidaryti antikonstitucinis. Mane, stebino, kai aš girdėjau STT išvadas darbo grupėje, jie sako, slaptas balsavimas gali lemti korupcinius dalykus ir taip toliau ir panašiai. Tai vieną kartą gali lemti, kitą kartą negali lemti. Tai gal jūs Seime apskritai slaptą balsavimą irgi galėtumėte uždrausti? Taip, jeigu imam tyrimus, kurie atlikti yra dėl kitų nacionalinių transliuotojų atrankų ir balsavimų dėl
direktorių kitose šalyse, na, tai tikrai ten įvairios sistemos yra, bet, na, nėra taip, kad būtų vieninga sistema, bet, na, slapto balsavimo elementai dalyvauja irgi tuose tyrimė. Ir, na, logika sako, kad jeigu mes norime, kad tie žmonės nebūtų spaudžiami, ta prasme, nebūtų kažkaip įtakojami, o po to galbūt ir, na, turėtų, sakykime, kažkokio tai spaudimo po to požymių, tai slaptas balsavimas užtikrina tą nepriklausomumą ir nešališkumą balsuojant, tai ir apsaugo pačio žmogaus nuomonę. Tai čia nemanau, kad turėtų prasilenkti ar su kokiom konstitucinėm normom. Tuo labiau, kad priminsiu, kad iki 20 metų, tai buvo 20 metų LRT įstatymo redakcijai, tai buvo balsuojama praktiškai iki tol slaptų balsavimų, tokia tradicija buvo. Ir aišku, galėjo pasirinkti LRT tarybą arba slaptą, arba atvirą, bet buvo balsuojama slaptas ir po to tik tai atsirado atviras balsavimas 24 metų naujuose pasiūlymuose. Tai dabar stadija tokia, kad, kaip jūs sakėte, yra pateiktos pozicijos, vasario 5 dieną jos bus pateiktos apibendrintos, bet šiaip jau numatyta darbo grupės darbą baigti iki vasario 14, kas atrodo absoliučiai neįmanoma. Kas toliau, kokį grafiką jūs matote? Tai darbo grupė galės pratęsti savo laiką, apie tai šiandien irgi diskutavo darbo grupės nariai. Tai jeigu matysim, kad reikia daugiau laiko analizuoti tuos jau teisinius pasiūlymus, tai tikrai gali darbo grupė pratęsti savo darbo laiką. Bet čia aš kalbu ne apie analizę, bet kalbu apie tai, kad bus kuriamas įstatymo projektas. Ar jis nuo balto lapo bus pradedamas? Tai jis, kadangi tie yra 2 įstatymo projektai jau užregistruoti, jie tiesiog užregistruoti ir yra. Tai šiaip yra tradicija parlamentinė, kad, na, kuriant naują įstatymą, sakykime, kaip jūs sakot, nuo balto lapo, ar jis ne visai nuo balto lapo, tai, nes kadangi jis yra toks įstatymas, tik tai į atitinkamus straipsnius teikiami yra pasiūlymai. Tai yra tokia tradicija, kad yra subendrinami su kitais įstatymas analogiškais, kurie liečia būtent atitinkamas straipsnius būtent to pagrindinio įstatymo. Tai tikrai darbo grupė eina tuo keliu, kad svarstomas visas įstatymas, visa apimtim ir ta prasme į tuos straipsnius, kuriuos darbo grupės nariai arba asociacijos arba opozicija teikia pasiūlymus, tai jie bus ir svarstomi visą apimtim. O visą apimtim įstatymą svarstyti, tai ar jūsų galva nėra naujas įėjimas apskritai, kadangi tai yra didžiulis darbas, tai jau nebe tos pataisos, kurios buvo iš pradžių ir ten reikėtų priimti daugybę sprendimų, tarkime, ir dėl to, kokia bus LRT taryba ir taip toliau ir panašiai. Beje, pasiūlymų dėl LRT tarybos veiklos, dėl valdybos atsiradimo, dėl valdysenos apskritai jų yra ganėtinai daug. Ar tai įmanoma padaryti, tarkime, per mėnesį 2? Taip atrodo, kad tai labai didelis imlus darbas, bet dažniausiai į pačius svarbiausius straipsnius bus pasiūlymai ir dabar akivaizdžiai matosi, tie, kurie registruoti. Tai be abejo, dėl LRT tarybos arba stiprinimo, arba valdybos atsiradimo, arba, sakykime, kaip pagalbinio techninio instrumento, tai biuras atsiradimo, tai yra dabar kristalizuojasi 2 variantai. Ar tai būtų stipri taryba ir dar su biuru, kuris techniškai aptarnautų. Nes, sakykime, tai ta pati taryba sustiprinus, ten yra atskiri komitetai pagal veiklas, ten, sakykime, pavyzdžiui, turinio komitetas. Ir, na, būtų tas biuras kaip aptarnautų, kad nereikėtų to kviestis iš LRT direkcijos. Tai va toks klausimas, ar reikia valdybos, ar stiprinam tarybą. Na, dėl biuro mažiausiai ten klausimų iškyla. Tai toks vienas kertinis klausimas. Antras dėl finansavimo, kadangi dabar yra sustabdytas, išaldytas, ta prasme, finansavimas, būtent žinom dėl ko, dėl gynybos klausimų.
Tai vėlgi šitą klausimą reikia spręsti, kaip toliau vyks. Na ir be abejo tie punktai, kurie buvo anksčiau registruoti dėl priėmimo ir atleidimo pagrindų LRT generalinio direktoriaus. Tai čia tokios 3 pagrindinės temos. Bet dar viena vis dėlto tema, tai valdyba. Jūs kažkaip dabar taip ir užsiminėte, bet ką jūs galvojate? Valdyba, dabar kadangi apie ją diskutuojama gana nemažai, kokios jos pagrindinės funkcijos būtų? Ar atsverti direktoriaus įtaką ir dalyvauti valdyme? Ir jeigu taip, kaip jinai būtų sudaroma? Taip, tai yra teikiami įvairius variantai, kaip ji galėtų būti sudaryta valdyba. Tik tai pagrindinis klausimas santykio tarp valdybos ir tarybos, aiškus, funkcijų išgryninimas. Tarp valdybos ir tarybos ar tarp direktoriaus ir valdybos? Taip, pirmiausiai tarp tarybos ir valdybos. Aiškus turi būti funkcijos, kad nebūtų dubliavimo, nes vis dėlto sutikim su tuo, kad tai jau vėlgi papildomas dar biurokratinis toks išvadinimas. Ir kova dėl įtakos labai galima. Taip, ir vėlgi priklausomai nuo kokie žmonės ateina ir kaip jie bus atrenkami. Tai va tas aiškus modelis, jeigu kalbant apie valdybą ar tarybą, kaip atrenkama, nes pavyzdžiui yra pasiūlymas opozicijos, kad dėl generalinio direktoriaus valdyba užsiimtų generalinio direktoriaus atranka. Ir paskui atranka organizuojate pagal konkurso sąlygas panašiai, o taryba tik tai tvirtintų generalinį direktorių. Tai vat vėlgi toks klausimas atrodo gana svarbus, nes toliau priklausomai nuo LRT generalinio direktoriaus, irgi svarbu, kaip tas žmogus valdys procesus LRT administracijoje. Tai čia va tokių klausimų yra ir dar susijęs su tai vėlgi dar nepaminėjau, su pačios LRT tarybos formavimu. Yra įvairių variantų. Vieni siūlo mažinti sąstatą, kiti didinti, vieni siūlo, kad tai būtų politikų deleguotų narių sąskaita, mažinimas, sakykime, pridedant galbūt kokią nevyriausybinę organizacijų koaliciją, kitur, kad galbūt paliekti tą patį delegavimo formą. Priminsiu, kad tai yra 4 Seimo ir 4 prezidento, 2 pozicijos, 2 opozicijos. Ir pridėti dar iš kitų organizacijų, skambėjo Savivaldybių asociacija, skambėjo verslo taryba, kolegos Artūro Zuoko pasiūlymą. Tai yra tų variantų ir dabar juos visus reikia pagal tuos straipsnius susisteminti ir pasirinkti patį geriausią variantą, efektyviausią, kuris derėtų su kitom LRT įstatymo normom. Beje, dėl efektyvumo, jums kalbant iš karto 2 klausimai. Iš tikrųjų, jeigu valdyba jau rinktų direktorių, tarkime, tai man kažkaip taip iškilo atminti istoriją. Stalinas atrinkdavo kadrus. Taip. Žinot, ir iš karto sureagavote. Tai aš klausimą uždaviau, tai kai opozicija pristatė šitą projektą, tai aš uždaviau klausimą dėl tos atrankos, sakykime, tai atrenka, kažkaip. Ir tada taryba, kuri aukščiausias valdymo organas, tik tai, kaip pasakyti, formaliai turėtų ranką pakelti. Taip ir nieko nebegali. Tai be abejo, tai turėtų mano nuomonė bent, kad jeigu mes einam tuo keliu, tai reikia iš tikrųjų pačią tarybą stiprinti, nes ji būtent įstatymo leidėjų ir valstybės įgaliota institucija valdyti tikrai gana didelį biudžetą ir kontroliuoti ar skatinti įvairius procesus, kurie vyksta visuomeniniam transliuotojui. Tai tikrai labai atsakingos pareigos ir stiprinant, manau, kad LRT taryba pasižiūrėjus, iš tikrųjų, galim keisti tos atrankos modelį, tos procentus, kiekius galim dėl šito diskutuoti, bet jie iš tikrųjų turi turėti realius svertus ir galimybės efektyviai valdyti per direktorių. Per direktorių pabrėšiu, o ne direktorius turėtų valdyti visą procesą.
Tai tada būtų sustotų viskas į savo vietas. Šiaip jau galvojant apie valdybą, aš nesakau nei už, nei prieš, bet logiškai mąstant, jinai tarybos vaidmenį silpnintų, neišvengiamai, kito kelio nėra. Nes turbūt neįmanoma stiprinti tarybą ir tuo pačiu įsteigti valdybą, kuri užsiimtų labai konkrečiais dalykais. Tai kaip jūs matote iš tikrųjų tarybos stiprinimą, nes tikrai kalbų gali būti daug, bet sakykime, ar pakanka jūsų manimų 12, jeigu jau taryba silpnėja, tai gal reikėtų išplėsti visuomenės dalyvavimą. Dabar prezidentas 4 vietas, Seimas, kuris turi 141 ir yra, mes iš esmės parlamentinė respublika esame, irgi tik tai 4 vietas ir visuomenė irgi 4 vietas, o jeigu dar išimsime, tarkime, tikrai nieko nenoriu įžeisti, bet vyskupų konferencija tokia, sakysime, tai yra atskira visiškai organizacija, kuri turbūt net ir visuomeninė taip sunkiai gali būti laikoma, tai reiškia tada lieka tik tai kelios. Žurnalistai beje, žurnalistų bendruomenė likusi neturi nė vienos vietos, nes Meno kūrėjų asociacija tai nėra žurnalistinė asociacija. Tai labai daug klausimų kyla, kaip ta visuomenė atstovaujama ir kodėl taip. Pavyzdžiui, verslo asociacija, jeigu dalyvautų, tai komercinės televizijos, tai yra kaip ir verslo dalis, tai ir tenai, sakysime, verslas turi galimybę vienaip. Iš karto labai daug klausimų kyla. Kaip jūs matytumėte tarybos vaidmens stiprinimą? Aš gal savo variantą dėl tarybos stiprinimo, tai ką aš pateikiau, irgi į tą bendrą paketą pasiūlymų teisinių. Tai mano variantas, taip kad sustiprinti, praplėsti, ta prasme, tarybos, paliekant 4 Seimo, 4 prezidento, bet įjungiant daugiau tos visuomenės įtakos ir profesionalios įtakos, tai yra mano pasiūlyme, kad būtų praplėsta žurnalistų sąjungos atstovais, arba galima diskutuoti dėl visuomenės informavimo etikos asociacijos, kur sakykime, apima net ir tą pačią įžą, internetinės žiniasklaidos asociacija apima, nes tai didelė organizacija. Ir plus savivaldybių asociacija, nes savivaldybių asociacija dėl ko? Jie gal nebūtinai regioniškumo pagrindų, ta prasme, gali būti, bet jie vis tiek turi pagal savo apskritis ir tas regioninės tarybas ir plus, kad, kalbant apie savivaldybių asociacijos atstovavimą, nes ne tik tai merai ten yra ir savivaldybės tarybos nariai, ir, galima būtų atkreipti dėmesį į priimamus sprendimus savivaldos lygmenį ir labiau juos žiūrėti, galbūt iš tikrųjų daugiau reikėtų viešinimo, nes dažnai būna, sukasi tas viešinimas apie didmiesčius, aišku, tos kultūrinės programos, ten išvažiuojamos, ten parodo Labas rytas, kaip gyvena kokiai nors regione ir panašiai, bet apie tą... Jo, bet apie tą lygmenį, kaip priimami sprendimai, kokie ten sprendimai, kaip juos galima būtų nacionaliniu būdu sugalvoti paviešinti, tai yra svarbu ir iš tokios... iš visuomenės dar dalies, iš vietos bendruomenės dalies, tai aš dar pasiūliau Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą. Tai yra tikrai apima visą Lietuvą, tų bendruomenių organizacijų, čia kalbu ne apie vietos bendruomenę, kaip kartais būna vietos bendruomenė maišo su bendruomenė organizacija, nes vietos bendruomenė vadinam tos žmonės, kurie vietoje gyvena, o čia asocijuota struktūra. Vienos vietos bendruomeninės organizacijos yra mažesnės, kitos didesnės, bet jų yra tikrai daug ir jos yra suburtos į Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą. Kiek jūsų manimų taryboje galėtų būti iš viso tada narių, nes jeigu tarybos vaidmo sąlygiškai silpnėja, bet jos didinimas visuomenės atstovavimą joje plečia, kaip ir atsveria tada? Tai pagal šitą mano projektą, tai jeigu apspręstumėm, ar, kaip minėjau, žurnalistų sąjunga arba VIE, vadinamas visuomenės informavimo etikos asociacija, tai būtų 15, ta prasme, jeigu ir net kartu jas paėmus, tai būtų 15. Ir mes išvengtumėm to, kad tas lyginis skaičius ir dėl balsavimo klausimų, tai manau, tai būtų platesnis atstovavimas, o žiūrint į kitų šalių pavyzdį ir tyrimus, kuriuos atliko ir Seimo kanceliarijos tyrimų tarnyba ir buvo užsakyti ir kiti tyrimai dėl atitinkamais pjūviais dėl kitų visuomenių transliuotojų Europos Sąjungoje,
Tai mes matome pavyzdžiui, kaip yra net ir žiūrovų kažkurioje šalyje. Žiūrovų, neatsimenu, kažkaip žanras. Vos ne žiūrovų lyga, ta prasme, kurie turi savo balsą. Bent jau patariamai kažkokį. Taip, na čia daugiau egzotika, man atrodo, vienoje šalyje tik tai. Taip. Bet čia kaip pavyzdys. europiečių šalyje, ne Papua. Taip. Vat. Iš tikrųjų, tai dabar mums kalbantis atrodo, kad kultūringiems žmonėms įmanoma būtų susitarti dėl to, kas vyksta. Kodėl jūsų manimų iškilo vis dėlto šitokia didelė nebe taktinė, bet strateginė, ne regioninė, bet valstybinė problema, kad vis dėlto mes jau trečias mėnuo nerimaujame ir tikrai visi keliame su tą mintimi, kaip čia bus. Taip neturėjo būti. Susipriešinimas neturėjo pasiekti tokio laipsnio. Kas lėmė? Tai lėmė skuba. Pagrindinė klaida buvo skuba. Aš tą pripažinti ir pats pripažįstu, kad to nereikėjo daryti. Ir kai neskubi, kai įvertini argumentus, kai atidžiau pasižiūri ne tik tai į bendrą paveikslą valstybės kontrolės, bet susiaurinį objektus pasižiūri ir atskiras dedamasias visų procesų, tada tik tai ryškėja vaizdas ir dažnai jis labiau realistinis būna, kaip iš tikrųjų kas funkcionuoja. Nes galim per skubą tai yra, gal tas greitesnis rezultatas norėta išspręsti tą konfliktą tarp LRT tarybos ir administracijos, kad jis taip nesitęstų. Bet, kaip matot, LRT taryba nepriėmė jokio sprendimo, nei dėl generalinės direktorės, nei dėl pačios tarybos. Jos neryžtingumas stebina. Tai, žodžiu, šitie procesai nuvedė tik tai į neigiamas pasiekmes. Tai aš manau, kad dabar visi tie procesai vyksta pakankamai, mano nuomonė, civilizuotai ir demokratiškai. Be abejo, visą laiką bus skirtingų nuomonių, gal kaip ir vienos asociacijos sako, atsisakė dalyvauti, bet manau, kad jos gal ir pačios pateiks pasiūlymų, nes dabar neužkirstas tikrai. Tai dabar einama tuo keliu, kurio ir reikia eiti demokratiniai valstybei. O paskui, kai yra skuba, tada ne tik tai eina politinė kova, bet ir politiniai kovoj šalimais naudojami įvairūs kitokie metodai, kurie tada daugiau užžiebė tų gaisrų, kuriuos paskui vėlgi reikia gesinti. Bet aš vieną gaisrą noriu prisiminti, kuris anksčiau dar šiek tiek įvyko. Ir jums turbūt kaip kultūros komiteto pirmininkui buvo skauda. Prisimename, formuojama nauja vyriausybė, atleidžiamas Šarūnas Birutis, tiksliau jis tampa nebe kultūros ministru, nors kultūros bendruomenė jo patenkinta. Tampa Adomavičius ir tai darosi, kyla klausimas, kodėl ir prezidentas, kodėl jį skiria, kas čia įvyko. Prieš tai dar pusantros dienos lyg ir buvo, lyg ir nebuvo dar kultūros ministrė kita. Adomavičius pabūna savaitę, ateina. Čia matot, šitas dalykas atsiranda kultūros asamblėje, kuri dabar neaišku jau partija ar ne partija, ar dar tik bus partija, nors beveik buvo aišku, kad jinai eis į tą pusę. Žodžiu, procesai kažkokie tokie siurrealistiniai kaip iš Kafkos romano. Tai jūs gal tą pakomentuotumėte, kas čia įvyko nuo pačios pradžios, kai buvo formuojama nauja vyriausybė su Šarūno Biručio atleidimu. Ir tada prasidėjo tas siūlų kamuolys? Taip, tai čia prasidėjo nuo vyriausybės griūties, nuo Palucko vyriausybės griūties. Ir tada, kai buvo ta griūtis, koalicijų performavimas vėlgi savo įtakos davė, politinių lyderių, tiek, pavyzdžiui, kaip ir socialdemokratų partijoje pasikeitimas. Žodžiu, visas tas lyg tai toks ir emocinis laukas ir dažnai tokiose situacijose, kurios reikalauja didesnio, kur reikia
neskubėti, tai reikia neskubėti, o kur greičiau daryti, tai greičiau daryti, tai šiek tiek atvirkščiai gavosi. Ten, kur reikia, kur Nereikėjo skubėti, buvo paskubėta, o kur galima buvo greičiau daryti, tie sprendimai nebuvo priimami, pavyzdžiui, dėl ministrės paskirimo. Tai su tuo Ignotu tikrai buvo labai paskubėta, neįvertinta, iki kokią tą situaciją atves, nors aš sakiau, kad vis dėlto kultūros darbuotojai, kultūros srities žmonės, jie yra visai kitokios, sakysim, konsistencijos. Ir jie buvo apstulbę, bet ar jums teko su prezidentu apie tai kalbėti? Ar prezidentas jūsų nuomonės klausė? Ne, prezidento nuomonės neklausė ir tuo metu nebuvo paklausta ir mano nuomonės, aš sužinojau dėl... Taip, tai mano nuomonės nebuvo paklausta, aš irgi sužinojau tai apie naujo ministro to paskirimą iš spaudos. Tai vėlgi tas sprendimų priėmimo procesas, kaip mes priimam sprendimus, vis dėlto aš linkėčiau mums visiems ir savo pačiam ypatingai sprendimus priiminėti labiau kalbantis, labiau tarantis ir labiau, kuo jie yra kiek įmanoma turėtų būti viešesni. Ta informacija neturėtų ateiti taip, kad, bijant tai, kad tas procesas gali užsitęsti, geriau jis užsitęsia, bet turėsim didesnę kokybę ir išvengsim tokių aplinkui pristatytų grėbliukų, ant kurių paskui sulaipėjom sėkmingai. Tai manau, kad tai čia yra pamokos, kiekvienas jas turim išmokti, mokomės ir iš savo klaidų ir iš tos situacijos, kuri susikūrė. Tai manau, kad turėdami eidami toliau, tai turėtumėm galbūt atsakingiau žiūrėti į visus priimamus sprendimus. Ir vis dėlto kieno rankose dabar yra iš tikrųjų dirigento lazdelė, nes suprantu, kad jūsų vaidmuo yra labai svarbus. Seimo pirmininkas taip pat vadovauja darbo grupiai. Kultūros ministerijos vaidmuo gal nėra toks labai ryškus, bet turbūt suvokiant, kad po to, kas įvyko kultūros ministerijai, nepaprastai sunku lyderystę dabar demonstruoti. Ir vis dėlto tai ant jūsų pečių, ant Juozo Oleko ir jūsų. Tai darbo grupėje, kaip ir ačiū Dievui, kaip jūs sakėt, kad neišbirėjo, nesubirėjo, tai yra labai gerai. Tai iš tikrųjų Juozas Olekas, kadangi yra patyręs politikas, tai tikrai dėl tos darbo grupės sukūrimo ir suvaldymo procesų, tai tikrai aš spaudžiu tikrai ranką ir jis gana privedė iki kitos dabar jau sprendimų priėmimo toj darbo grupėje. Tai ta patirtis ir išmintis vis dėlto davė savo rezultatų. O šiaip kultūros ministerija be abejo, jie dabar po tokio ilgesnio laiko, kai nebuvo politinės vadovybės, yra tie, kurie jau dirbę yra, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad yra pakviestas Viktoras Denisenko, kuris turi tikrai vieną iš atsakingiausių ir susijusių būtent su tos darbo grupės klausimais. Buvo viceministras, taigi nebe viceministras, vėl viceministras. Taip, tų kuruojamų klausimų yra kultūroje tikrai nemažai. Ir dabar aš suprantu kultūros ministerijos poziciją, kadangi jie turėtų vis dėlto spręsti ir dalyvauti ir šituose klausimuose, bet koncentruotis į kitus tuos, kurie jau užduotis turi, nes darbo grupė sukurta būtent ir visuomenės informavimo įstatymo tobulinimui. Jeigu kalbam apie dezinformaciją, apie botus, tuos simspiečius, apie kas susiję ir su šituo klausimu dėl LRT, su žurnalistų apibrėžimu, su žurnalistinė veika, internetinėje žiniasklaidoje vykstančius procesus ir kurie net kartais pasižiūrėjus šitam neramiam pasaulį, kalbant apie internetinę žiniasklaidą, tai ten dar daugiau spręsnių klausimų negu nacionaliniam transliuotojui. Tai žinot, mes dėl to ir norime žurnalistų bendruomenę, kad kuo greičiau pasibaigtų šitas klausimas. Taip. Nes iš tikrųjų ir pasiruošimas valandai X turėtų būti nuo estų, mes atsiliekam metais. Taip. Ir klastočių, ir kaip jūs sakėt, botų klausimas ir taip toliau, jie visi laukia eilėje. Taip. Ir dabar tas stabdo. Artėjant prie pabaigos, sakykime, darbo grupėje padaro savo darbą. Yra projektas, jis atsiduria Seime,
pateikimas, nežinau, ar bus gal svarstymas, gal kažkoks pakeitimas, subendrinimas. Kaip sekasi dirbti su Nemuno aušra? Dabar Nemuno aušra tenai aktyviai procese nedalyvauja, bet sprendimų prieimime jinai dalyvaus. Taip, tai Nemuno aušra pateikė savo pasiūlymą, Žemaitaitis užregistravo. Na, šiaip aš šiek tiek kritiškai žiūriu į tokius dalykus, nors mano pozicija dėl Nemuno aušros tai niekam nepaslaptis jau, aš apie tai kalbėjęs. Tai mano asmeninė nuomonė, nors partija nusprendė kitaip. Bet, na, tas pasiūlymas, manau, buvo skubotas. Aišku, Nemuno aušros atstovas yra Artūras Skardžius, kuris, tarp kitko, nebuvo pirmųjų dviejų tų įstatymo projektų bendraautorius. Jis nepasirašė nei pirmojo Žemaitaičio, kur paskui atėjo pasiūlymas, nei sekančio, kur... Jis, sakykime, kaip audito komiteto. Taip, tai žodžiu, dabar aišku, dėl pačio LRT įstatymo, tai žinoma, pirmiausiai surinkus tuos pasiūlymus, tai turi atsirasti politinė valia pačioj viduj koalicijos, kokius, sakykime, punktus spręsti. Tai dėl to manau, kad bus tie susitikimai sprendžiami. Ir ten, kur sutampa net ir su opozicijos nuomonė, kaip pavyzdžiui apie valdybą šnekėjom, tai yra šalininkų valdybos, tai gali būti taip, kad kažkas bus įdėta ir iš opozicijos, ir iš valdančiųjų klausimai. Tai manau, kad dėl LRT bendro to paketo didelių ginčių nėra. Ir vakar buvo susirinkus koalicinė taryba, na tai irgi pritarė tam ėjimui į priekį su bendru paketu ir su optimaliausiu rezultatu. Na, paskutinis klausimas, kaip jūs žiūrit į kaljanų rūkymą už mokesčių mokėtojų pinigus? Už kaljano rūkymą mokesčių mokėtojų pinigais. Griežtai ne. Aišku. Kągi, tai ačiū už pokalbį ir linkiu jums sėkmės. Tikėkime, kad darbo grupė ir Seimas vis dėlto šį pavasarį klausimai spręs. Tai sėkmės jums. Dėkoju. Iki pasimatymo. Gerą pokalbį. Ir per slenkstį žengėme kartu su Seimo kultūros komiteto pirmininku Kęstučiu Vilkausku. Su jumis buvo Audrys Antanaitis, laida Slengstis ir likite su mumis.